Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Apie šią savaitę kalbant, noriu pasakyti, kad savaitė prasidėjo pagal mano iniciatyvą suorganizuotą susitikimą su Lietuvos geležinkeliais. Turbūt jau šiek tiek ir girdėjote, aprašėm, kokie klausimai buvo paliesti. Dar kartą pakartosiu, tai kalba apie tai, kaip pagreitinti traukinį, kuris atvyksta ryte. Mūsų savivaldybės interesas toks, kad pas mus atvykstantiems darbuotojams, kurie pradeda 8 valandą ryto savo darbą, būtų patogiau patekti į darbą. Tai būtų labai gerai, jeigu traukinys atvažiuotų ne prieš pat 8, o kažkur arti pusės 8. Taip pat interesas tiesioginis, tai tuos vaikus, kuriuos mes vežame iš Dūkšto, iš Ignalinos savivaldybės, tai vaikai važiuoja į mūsų mokyklas. Taip pat būtų labai gerai, jeigu jie galėtų atvykti traukiniu ir tada jau būtų paimti ir nuvežti iki mokyklų. Ir tokiu būdu netgi šiek tiek ir ekonomiškai mums būtų žymiai geriau, nes tada tų geltonų autobusiukų, taip vadinamų geltonų autobusiukų, nereikėtų siųsti į tą patį Dūkšto miestelį. Taip pat noriu pasakyti, kad tikrai labai reikalavau, kad būtų rekonstruotas mūsų peronas, kad jisai būtų sukeltas, tačiau gavau informaciją, man paaiškino, kad to daryti nereikia, kadangi 26 metais pradės važiuoti nauji komfortiški traukiniai, tai yra traukiniai su žemomis grindimis. Ir tada peronas atitiks, mūsų dabartinis peronas pilnai atitiks žmonėms su negale, su vežimėliais, su žmonėms, kuriems sunku pasikelti į tą senąjį traukinį, kurį mes dabar dar vis turime. Tai būtų šiuo metu rekonstruoti peroną būtų absoliučiai perteklinis darbas. Taip pat vedu dėrybas, kad Lietuvos geležinkeliai pratęstų Vilnius-Turmantas reisą iki Daugpilio ir pas mus atsirastų Daugpilio, tiesiai pasakysiu, traukinys, nes pagal visas apibrėžimus traukinys tai yra grafikas traukinio. Taigi atsirastų traukinys į Daugpilį ir čia supratimas bendras yra, stengsimės, darysime, kol kas sprendimų dar nėra, tačiau yra geranoriškas bendravimas ir tikiuosi, kad tai prives prie gerų rezultatų. Taigi tiek, dar girdžiu kitus, vėl prasideda debatai mūsų socialiniuose tinkluose, kaipgi čia tas mūsų kalnelis vystysis ir taip toliau. Noriu pasakyti tai, kad sutartis dėl kalnelio įrengimo jau pasirašyta, tai reiškia, kad iki gegužės mėnesio pagal dabartinę pasirašytą sutartį tas gruntas turėtų būti pervežtas, sutvirtintas, sutankintas ir taip toliau. Ir ateityje šitoje vietoje bus įrengti takeliai. Ateityje planuojame, kad šitas 3 mikrorajono dalis arčiau ežero būtų pritaikyta rekreacijai, būtų pritaikyta parkui ir taip toliau. Todėl tie debatai, kas ten bus daroma, manau, kad jie yra visiškai pertekliniai. Projektas buvo pristatytas, projektas buvo derinamas su visuomenė ir pagal tą projektą ir gautas statybos leidimas ir dabar prasidės jau patys statybos darbai. Apie tai, kaip ten medžiai, kiek tų medžių ir taip toliau, noriu patvirtinti vieną. Nei vienas medis nereikalingai yra nekertamas. Visi medžiai, o ypač tokie kaip liepos tos didžiosios, jos yra išsaugojami. Naudojamės tą patirtimi, kurią mūsų statybininkai statė
Visagino miestą. Jeigu statė miške, patikėkit, ir manau, kad žinot, tikrai ne vienas medis buvo iškirstas, iškarčiuotas ir taip toliau. Bet jeigu nereikia, tai tikrai niekas perteklinių medžių nekirs. Taigi, tikiuosi, kad rangovas nevėluos, tikiuosi, kad ir mes savo įsipareigojimus prieš Intersurgical gamyklą įvykdysim, tai yra atlaisvinsim tą vietą ir gamykla galės plėstis, galės priimti daugiau darbuotojų, daugiau mūsų visaginiečių galės dirbti šitoje gamykloje, bus daugiau darbo vietų ir nuo to miestas tik gerės ir gražės.